Kitas momentas iš savigarbos išeinantis tai yra toksai. Dažnai mes kažką surandam gražaus. Nu, pavyzdžiui, aš vyras ir matau moterį, kuri yra nuostabi ir man jinai patinka, aš noriu santykių su ja. Ir aš pradedu paskui ją bėgiot, persekiot ir dasimušinėt. Supraskit vieną dalyką. Jeigu kažkas jūsų bendravimo pradžioje arba toliau santykiai abejoja jūsų santykių ateityje ir visa širdim neįeina į jį, tai yra ne jūsų žmogus. Pamirškit, palikit, nepersiekit ir nebandykit įkalbėti žmonių santykių pradžioj būti su jumis. Būkit pasiruošę išlaikyti vienodą iniciatyvą tiek santykių pradžioj, tiek santykiuose. Ta vienoda iniciatyva, kokius mes įnašus darom, kaip mes mylinčiai abu įnešam. Nes tas balanso pažeidimas net ir pradžioj, jisai paprastai prasitęsia tolyn. Tai nepažeidinėkit balanso, neprasidėkit su žmonėm, kurie abejoja, ar nori būti su jumis ar ne. Ir tokius abejingus žmonės paprasčiausiai palikit ramybėj, nepaisant to, kad jums atrodys, kad čia yra jūsų, taip raus jūsų širdį, kabutėse širdį. O iš tikrųjų ten rauna per neurozę. Tai yra, nes vienas bėga, kitas bėgioja paskui, sadistas susitinka mazochizmą, nuostabi meilė. O iš tikrųjų gaunasi žiauri tragedija.